Sveiki dar kartą. Tiems, kurie dar nežino, aš esu Artiomas. Aš Laurinas. Ir ši mūsų pamoka skirta Jojo Medio. Taigi, kaip supratote, tai yra jojo kategorijos elementas. Jis reikalauja žymiai daugiau technikos negu jėgų. Ir žinoma, prieš jį pradedant mokinti, jums reikia profesionaliai mokėti laikyti nivelados poziciją ir taip pat turite mokėti atlikti ispanišką išėjimą. Taigi, perėsime prie šio elemento atlikimo technikos. Aš darau Jojo Medio per dešinę ranką, bet jeigu jūs darot per kairę, įsivaizduokit, kad rodo atvirkščiai. Taigi, iš pradžių reikia užkelti kojas ant turniko. Ta ranka, ant kurios darysit Jojo Medio, paėmėt paprastai, o kitą ranką paleidžiat ir išsitęsėt į tokią poziciją. Po to reikia paleisti dešinę koją ir riesti ją nivelados pusę, kad būtų lengviau ant jos užsisukti. Kai jūs išrietėt dešinę koją, reikia mesti kairę koją ir kitos rankos pagalba tiesiog užsukti save ant nivelados. Jeigu jūs nusprendėt daryti Jojo Medio per kairę ranką, jis atrodys maždaug taip. Taigi jums iš pradžių gali nepavykti atlikti šio elemento tiesiog iš vietos. Taigi galite pabandyti atlikti išsiūbavimą, tai bus lengviau iš pradžių. Taigi dar yra labai svarbu riesti priešingą koją rankai, ant kurios laikot niveladą. Štai aš niveladą laikau ant kairės rankos, taigi aš turiu labai stipriai riesti dešinę koją. Ką aš turiu omeny tai? Kai aš būnu čia, žinoma, paleidžiu iš pradžių savo kairę koją ir tada iš karto momentaliai riečiu savo dešinę. Jeigu jums dar sunkiai sekasi laikyti niveladą, jūs taip pat galite naudotis diržu. Taigi, jeigu jūs patys nesugebat užsisukti nivelados, galite paprašyti jūsų draugo jums padėti. Jis tiesiog dasuks jūs iki nivelados pozicijos, kad jūs suprastumėt Jojo Medio atlikimo techniką. Taip pat galite naudoti stulpo pagalbą. Po to galite ranką imti vis žemiau, tada Jojo Medio atlikti bus vis sunkiau. Taigi tai buvo Jojo Medio pamoka. Tikimės mūsų patarimai padės jums išmokti šitą elementą. Taigi stenkitės, mokinkitės ir tobulinkitės. Iki.